pradėsiu aš ir kalbėsiu apie pamatinius dalykus, kas ta gerovė yra. Ir tam, kad suprasti, kad gerovė yra pamatas to, kaip atrodo gyvūnas, kaip elgesi gyvūnas, aš jums pateiksiu analogiją, kuri puikiai parodo gerovės užtikrinimo svarbą ir neužtikrinimo pasiekmes. Kaip tas pats objektas atrodo tuomet, kai jam yra viskas gerai ir kaip gali pasikeisti jo gyvenimas, kai keičiasi tam tikri gerovės elementai. Aš pateikiu žmogaus pavyzdį, dėl to, kad mes kartais labai stipriai atsijojam gyvūną nuo žmogaus ir manom, kad, mes tai turim pamiegoti, pavalgyti, pailsėti, bet gyvūnams tai normaliai ir taip, ne? Aš nesakau, kad mes visi, bet žmonių tarpe tikrai kartais taip atsitinka toks mąstymas, kas veda prie didesnės galimybės neužtikrinti tą gerovę ir nesureikšminti jos svarbą. Tai yra tikras atvejis, kuris buvo, va dabar aš galvoju, Kazachstane gal. Blogai pasirašiau. Vienu žodžiu. Šitą mergina iš dešinės pusės atrodė taip, kai susipažino su šito vyru. Jinai buvo labai perspektyvi, sėkminga iš tikrųjų ir finansiškai gerai stovėjo, pasitikėjo savimi, gyveno savo gerą gyvenimą ir pradėjo gyventi su irgi pasiturinčiu, savo vietą užimančiu žmogum, tačiau neįvertinu fakto, kad jis turi psichopatinių nuokrypių ir galiausiai paskutinė jos diena atrodė taip ir jinai buvo nužudyta savo vyro. Čia tiesiog apie tai, kad kartais žmonės pasiima tą gražų gyvūną, vat įsivaizduoja, kad vat paveiksliukas yra gražus, pasiima jį namo, neužtikrina sąlygų ir sako, jis netinkamas. Nes vyro šito vat vyriškio priekaištai ir buvo, kad jinai kažkiek nepakankama ir taip toliau. Jis visiškai apribojo jos laisvę, neleido dirbti ir po to stebėjusi, kad jinai kažkiek psichopatė tapo ir isterijas kėlė. Taip, ir taip vyksta dėl gerovės pažeidimų. Tai gyvūnų tarpe taip pat tiesiog gyvūnai nekalba ir mums jų kančia, jeigu mes nežinom, į ką atkreipti dėmesį, dažniausiai yra nepastebima, jeigu tai nėra kritinis atvejis. Ir klausimas iš karto kilo, o kaip užtikrinti tą gerovę ir kas ta gerovė yra. Ir yra dvi pagrindinės koncepcijos. Pirmoji koncepcija yra senesnė ir jinai labiau iškomunikuota, tai 5 laisvės, ją paėmiau iš Lietuvos kinologų draugijos mokymų centro puslapio. Kita yra mažiau iškomunikuota Lietuvoje, bent jau tikrai neteko susidurti, aš pati atsitiktinai radau tą informaciją. Jinai yra vėlesnė ir tiesiog skirtumas jų yra toks, kad 5 laisvės buvo skirtos dideliems kiekiams gyvūnų. O 5 domenai jau adaptuoti naminiams gyvūnams, kur kalba eina ir apie pavienį organizmą. Tačiau galima taikyti kaip šitą, taip ir šitą, norint užtikrinti gerovę. Tai kas ta gerovė yra, žiūrint iš 5 laisvių koncepcijos. Jeigu mes norim užtikrinti augintinio gerovę, mes turim patenkinti visas laisvės, 5. Jeigu bent viena laisvė yra pažeidžiama, mes negalim sakyti, kad gerovė yra užtikrinta. Ir mes galim pasakyti, kad yra pažeidimų gerovės užtikrinime. Ir po to, kai aš pradėsiu kalbėti apie 5 domenus, jūs pamatysit, kaip tai gali, kokio įtaką tai turės. Čia vaizdžiau bus, tai iš tikrųjų ir tą paveiksliuką paėmiau iš puslapio ten, žmonių, kurie su žirgais dirba. Tai tiesiog pradėkim nuo laisvių. 5 laisvės, tai yra laisvė nejausti troškulio ir alkio. Ką reiškia, kad gyvūnas turi visada turėti švaraus gerti tinkamo vandens ir maisto, kurio padavimas, kokybė, kiekis ir pavydalas atitinka tos rūšies poreikius. Tai yra labai svarbu, nes su kuo aš susiduriu, kad labai dažnai žmonės iš tos šunų auginimo kultūros permeta tas pačias taisyklės katėms. Kaip pavyzdys, tarkim,
Nu, čia aš noriu pasakyti, kad aš apie šunis kates labiau kalbėsiu, dėl to, kad tai yra, nu, sritis, su kuria aš daugiausiai susiduriu ir ką aš matau. Ne, o jau po to Rūta kalbės apie egzotinius gyvūnus. Tai va, a, kalbant apie kates, kur dažniausiai yra, jeigu kalbam apie maistą, kur dažniausiai yra problemos, problemos yra ten, kur tarkim, žmogus nusprendžia, kad reikia mažinti dozę arba pradėti šertro ir dalina maisto pateikimus į 2 kartus per dieną, kas yra visiškai prieš kačių prigimtį, nes katės prigimtis yra tokia, koks yra iš vis racionas kačių, jeigu vat jinai, tarkim, gyventų lauke. Jinai gaudytų peles, paukščius, tai yra mažas grobis, kurį pagavai, suvirškinai ir vėl eini gaudyti. Ne? O šunys, tarkim, jeigu imti analogiją iš vilkų ir ten skrandis nestipriai pasikeitęs, šunys minta taip, kad jie pagauna, vilkai, ne, tarkim, jie pagauna didelį grobį, jie prisivalgo ir palaipsniui virškina tą maistą. Ir vad būtent turint omeny tą niuansą, mes negalim, tarkim, netgi mažinant pateikimą maisto, ne, norint sumažinti svorį katės, mes negalim dalinti tos maisto pateikimus į 2, kas yra visiškai normalu šunims. Ir tada, kai mes pradedam tą daryti, mes pažydžiam gerovę ir kenčia elgesys. Apie tai vėliau aš irgi pasakysiu. Taip, laisvė nepatirti nepatogumo. Tai reiškia, kad gyvūnas turi turėti pastogę arba vietą, kur jis gali ramiai pailsėti, kur jis gali pasitraukti, jeigu jam kažkas nepatinka, baugina, arba tiesiog nori pabūti vienas, nu, vat poilsio metu. Pavyzdžiui, jis neturi būti laikomas pririštas prie būdos, kuri kiaura ir kai lyja, jis negali nei nueiti nuo tos vietos ir turi sėdėti ir šlapti. Žiemos metu sninga, pavasarį tirpsta ir gyvūnai kartais būna va toj baloj, jeigu nėra užtikrintas šitas punktas. Tai laikymo vieta turi būti patogi augintiniui arba gyvūnui ir patogi būtent atsižvelgiant į tos rūšies poreikius. Ir jeigu va turit klausimų, aš dabar žiūriu, tai galit juos užduoti, aš peržvelgsiu savo dalies pabaigoje. Laisvė nejausti skausmo, nepatirti sužalojimų, nesirgti. Tai yra apie tai, kad mes, kai laikom gyvūnus, mes turim užtikrinti jų sveikatą ir užtikrinti tokias laikymo sąlygas, kad jie nesusižeistų ir neužsikrėstų infekciniam lygom. Tai yra kalba apie skiepus, apie priežiūrą veterinarijos gydyklose, apie, nežinau, jeigu kalbam apie šunys, tai nukirminimas nuo erkių vaistų naudojamas dabar, preparatų naudojamas dabar, kai erkės yra aktyvios, ir apie visus tokius dalykus. Apie sterilizaciją, kastraciją, jeigu mes neplanuojam veisti gyvūnus, čia irgi yra šitas punktas. Taip, nejausti skausmą, tai jeigu, tarkim, gyvūnas serga, žmogus privalo užtikrinti jo kančių sumažėjimą, jeigu tai yra įmanoma. Taip, tai reiškia duoti vaistų tinkamų, ne žmonių vaistų, nes bobutė Marytė visada duodavo šuniui ir buvo viskas gerai. Laisvė elgtis įprastai, tai yra kalba apie tai, kad paukščiai turi skraidyti, žuvis turi būti vandenyje, jūros žuvis turi būti jūriniam vandenį laikomi, gėlavandenis žuvis turi būti gėlam vandenį laikomos, šunys turi vaikščioti, bendrauti, kadangi tai yra socialūs gyvūnai. Katės, kadangi jos yra dabar ant ribos tarp vienišių ir socialių, turi turėti visada galimybę pasitraukti, netgi jeigu jos yra laikomos grupėse. Taip, ir taip pat katės, jeigu kalbėt apie kates šitoj vietoj, turi galąsti nagus, eiti į kraiko dėžę, o ne į kažkokį ten išmislą, kuris gražiai atrodo, ne? Tarkim, turint omeny, kad katė mėgsta į viršų laipio, tai irgi reikia jai užtikrinti tą galimybę užlipti kažkur aukščiau, ne tik vaikščioti grindimis. Arba jeigu mes turėjom šunys ir įsigijom katę, nesitikėti iš katės, kad jinai vaikščios tik grindimis, tikrai šauks aukščiau. Taip,
Laisvė nepatirti baimės ir stresų, tai yra irgi apie aplinkos užtikrinimą, kad jinai nekeltų nei baimės, nei stresų, kad gyvūnai nebūtų laikomi taip, netinkamai juos supažindinus, kad vienas kitą užgoštų, stebėti, tarkim, jų, vat jeigu kalbam apie viešbučius arba laikiną priežiūrą, ką aš irgi pastebiu, tai tiesiog atkreipti dėmesį, kad kartais žaidimas nėra žaidimas. Ir ką aš matau viešoje erdvėje, kelia, oi kaip gražiai žaidžia, bet ten realiai yra į vienus vartus. Kai į vienus vartus, tai nėra žaidimas. Jeigu žinot, kas yra žaidimas, kas nėra žaidimas, koks yra skirtumas, gerai. Jeigu nežinot, galite užduoti klausimą, aš plačiau stosiu, kaip atskirti, ne, ar gyvūnai žaidžia, ar jau nebežaidžia. Dabar prie 5 domenų, aš galvoju dabar, kiek dabar tu, aha, matau. 5 domenai. Tai yra labai panašiai apie tą patį, ne? Kuo minta gyvūnas, kokias maistinės medžiagas jis gauna, kokioj aplinkoje gyvena gyvūnas, kokia jo sveikata ir kaip mes palaikom tą sveikatą, kokias sąveikas jis turi, visi šitie elementai gerovės susiję ir visi jie vienodai veikia emocinę būklę gyvūno. Tai yra apie tai, kad ne katė bloga, kad jinai myža į batą, o kažkas yra negerai, kad jinai renkasi šitą elgesį. Ir apie tai sekanti skaidrė. Ką aš norėjau, taip, jeigu norėsit, kad grįžčiau, tada vėliau diskusijos metu. Vat ką aš apačioj pažymėjau, kad augintinis neturi galimybės pasitraukti iš jam netinkamų sąlygų, kai mes jį laikom pas save namuose. Ir tą reikia labai stipriai suvokti. Nes kartais žmonės tikrai man ir konsultacijų metu pasako, nu tai aš antros kraiko dėžės tikrai nestatysiu ir man šita dėžė iš vis neaišku, kur man ją statyti, man čia per mažai vietos ir taip toliau ir maždaug katė turi prisitaikyti. Tai jinai ir prisitaiko ir būtent dėl to tu atėjai į konsultaciją, dėl to, kad tau jos prisitaikymas netinka. Ir kad gyvūnas, kai jis yra uždarytas mūsų namuose, aplinkoje, kurią jis nei gali pakeisti, nei jis gali išeiti iš jos, jis turi tik vieną galimybę. Nu, iš tikrųjų dvi. Mirti ir prisitaikyti. Bet mirtis dažniausiai būna po blogo prisitaikymu, kai, nu, tiesiog palaipsniui, arba staigi, arba tada iš lėto, kai jis ten nedavalgo, susirga iš streso ir tada palaipsniui miršta. Tai va, augintinis neturi galimybę pasitraukti iš mūsų namų, ir netinkamų sąlygų, jeigu jos yra netinkamos. Ir jam tada, jeigu sąlygos yra netinkamos, belieka prisitaikyti. Tačiau tas prisitaikymas neretai tampa netinkamu arba nepageidaujamu elgesiu. Arba veda prie gyvūno mirties. Tai reiškia, kad jeigu katytė tyli, kamputėje sėdi, jinaigi nekelia žmogui kažkokių diskomfortų didelių. Nu, normaliai, nu tai mes dar vieną katę atvedėm, jinai biški bijo. O po to, oi, katytė susirgo ir mirė. Suprantat, žmonės labai dažnai kelia klausimus tuomet, kai gyvūno elgesys jiems kelia nepatogumų. Bet aš kviečiu daugiau susipažinti su rūšies ypatumais, su jų kūno kalba, kad pamatyti tuos pirmos signalus diskomforto ir kad nereikėtų nei papildomai gydyti, nei laidot anksčiau laiko tų gyvūnų. Nei prisidaryti iš tikrųjų ir savo patiems tų problemų, nes kai gyvūnas susirga, tai apkartina ir mūsų dienas, niekam nėra gerai. Ir beje, aš čia noriu paminėti vieną, palaukit, neįrašiau, to tiesiog atėjo mintis eigoje. Yra tokia koncepcija, viena sveikata, viena gerovė. Ir jos esmė yra apie tai, kad mes esam sistemoje, ne? Tarkim, mūsų namai yra sistema. Į ją įeina ten šeimos nariai, gyvūnai ir visi gyvi organizmai. Ir netgi aplinka irgi tai įeina, ne? Ir jeigu, tarkim, susirga kažkoks šeimos narys, tai turi įtakos visiems sistemos nariams. Lygiai taip pat, jeigu, čia ir sistemų teorija iš psichologijos irgi apie tai, jeigu susirga gyvūnas, arba gyvūnas netinkamai elgiasi, arba gyvūnas šlapinasi ne vietoj, tai yra ir kvapas, ir emociškai veikia, ir tas aspektas veikia lygiai taip pat visos sistemos narius. Ne? Tai nėra taip, kad tik gyvūnui blogai, visiems blogai, kaip žinot.
tas pasakymas, jeigu nuotaikos nėra pas mamą, nuotaikos nėra pas visą šeimą. Tai va, gerai. Ir vat, labai svarbu yra objektyviai įsivertinti savo galimybės. Ir vat apie tai, į ką atkreipti dėmesį, aš čia išvardinau ir dar ką aš noriu pasakyti, kad labai svarbi, vat mano mokytojos žodžiais, Sofijos Baskinos žodžiai, ne, kur aš mokiausi zoopsichologijos, taikomosios etologijos, toks markeris pasakymas, kaip įsivertinti, ne, kad normalus elgesys galimas tik normaliuose sąlygose. Ir jeigu yra nenormalus elgesys, kas tas normalus, man kažkada pasakė, o tai kas tas normalus, padiskutuokim. Normalus elgesys tai yra toks elgesys, kurio tu tikėsi iš katino, iš to išreklamuotojo, iš marketinginės pusės pateikto katino. Tai yra normalus, ne? Kas būdinga naminiai katei, kai jinai laikosi ir jaučiasi gerai. Va. O jeigu nenormalus, tai reiškia, reikia pagalvoti visada, kokia yra priežastis. O priežastis visada yra. Bet kokio reiškinio visada yra priežastis, bet kartais mes jų nežinom. Ir dėl to aš labai rekomenduoju kreiptis į specialistus. Ir dar ką aš noriu labai stipriai atskirti, kad veterinarijos gydytojas, jeigu jis nėra įgyjęs pats savarankiškai, kalbant apie Lietuvą, žinių apie gyvūnų elgseną ir jos korekciją, jis nėra elgesio specialistas. O elgesio specialistas nėra veterinarijos gydytojas, jis negali jums skirti vaistų, negali jums kažką komentuoti apie tai, kaip jūs turit gydyti augintinį. Mes dirbam visada šalia. Veterinarijos gydytojai dirba iš veterinarinės, medicininės pusės, jeigu to reikia, tarkim, kalbant apie korekciją, ne, netinkamo elgesio. O elgesio specialistai dirba iš savo pusės. Gerovės užtikrinimas arba ten netinkamos patirties padarinių šalinimas. Nes dažniausiai, jeigu mes kalbam apie netinkamą elgesį, tai aišku, gali būti ir rimti dalykai, traumų pasiekmė, neįgalumas, ne, kai gyvūnas tiesiog negeba normaliai elgtis, bet tai dažnai būna gerovės pažeidimai arba netinkama patirtis, dėl kurios susiformavo tam tikri elgesio paternai, kuriuos naudoja gyvūnas dabar, nors sąlygos visiškai nepriko, ta prasme, neadekvačiai sąlygom gyvūnas elgesi, bet jo patirtis buvo tokia, kad jį verčia elgtis netinkamai. Tai va, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad įsivertinti savo galimybės, ar reikia to gyvūno, ar nereikia. Beje, aš noriu pasakyti, kad aš pati turiu 4 gyvūnus, 3 kates ir 1 šunį, ir galiu jums pasakyti, nepersistengkite su skaičiumi. Nes iš tiesų, aš suprantu, kad žmonės, kurie žiūri tikriausiai šitą seminarą, jie pasakys, kad aš tikrai viską padarysiu. Bet tiesiog aš noriu kviesti jūs nepamiršti ir apie save. Nes realiai, jeigu jūs bus nelaimingi, nepatenkinti ir kažkiek irzlus, dirglus, jūs negalės nei dirbti, nei normaliai užtikrinti tą gerovę gyvūnams, nors turėsit labai didelę širdį ir didelę motivaciją juos gelbėti. Visgi tas įvertinimas, kiek tu gali duoti, yra labai be galo svarbus. Ir ta stiprybė pasakyti savo, kad daugiau nebegaliu, irgi yra svarbi. Tai va, į ką svarbu atkreipti dėmesį, vertinant, ar galit jūs turėti tą augintinę, ne? Tai yra išlaidos. Ir tai yra periodinės priežiūros išlaidos, tinkamas pašaras, tinkamos laikymo sąlygų užtikrinimas, ne? Viet paslaugų užtikrinimas, ten visi skiepai, kas yra reikalinga būtent tam gyvūnui, tos rūšies gyvūnai. Gerovės užtikrinimo išlaidos, tai yra, va, tarkim, kalbant apie kates, tai yra draskyklės, tai yra kažkokie žaislai, tai yra tam tikras atitinkamas kraiko dėžių skaičius, tai yra tam tikras tinkamas, tarkim, pavadėlis, jeigu mes planuojam vesti į lauką, ne? Ir situacinės išlaidos, tai yra, kai šeimininkas dėl vienų ar kitų priežasčių negali pats pasirūpinti augintiniu. Tai yra, ar galės tada kažkas prižiūrėti, ar tai bus trumpalaikė augintinių priežiūra, kuri kainuoja ir iš tikrųjų kainuoja nemažai. Tai kainos skiriasi, yra programėlės, kur žmonės tiesiog savanoriškai skelbiasi, yra žmonės, kurie užsiima šitą veiklą, investuoja į mokymus ir jų kaina tikrai skirtinga, keičiasi, ne? Ne keičiasi, o skiriasi kaina.
Taip, individualios galimybės prisimti ilgalaikę atsakomybę, apie ką aš kalbu, šeiminė padėtis ir pokyčių joje tikimybė. Tai reiškia, kad jūs gyvenat vienas, bet gal tikriausiai jūs negyvensit visą laiką vienas, ne? Jeigu jūs esate ten 20-30 metų žmogus, tai greičiausiai bus kažkoks partneris. Ant kiek jūs seslus esat? Jūs esat dviese, bet jūs gal planuosit vaikų. Ir kaip tada jūs dylinsit tą vat, vaikų priežiūrą su kokio nors ten, nežinau, dogo, ane? Kurį reikės, jis ir daug vietos užims ir reikės jį vedžioti, o jūs, tarkim, jūsų vyras dirba kažkur ten, nežinau, ne visada būna namuose ne kiekvieną dieną, kartais važiuoja į komandiruotės ir kas tada, jūs su naujagimiu neišsimiegojusi visą naktį ir jūs turėsit dar šunį vedžioti. Ką darysit tada? Vat, apie tai irgi. Ir dar kažkada manęs paklausė, sako, Aliona, o kaip tu manai dėl Bernų draugė manęs paklausė, kaip tau šita veislė, viskas. Ir aš jai pasakiau, aš čia tiesiog dalinuosi savo išvalgom, kaip aš rinkčiausi gyvūną, ne? Jūs galite tą priimti, galite ne, čia tiesiog mano asmeninė nuomonė. Aš asmeniškai nepatariu, jeigu, va, tarkim, aš gyvenu viena, ne, ir ne visada aš turiu kažką, aš turiu kviestis pagalbą, jeigu man reikia, tai, tarkim, aš nepatariu auginti tokį šunį, kurio jūs negalėsit pakelti, jeigu kažkoks incidentas bus laukia ir jūs turėsit jį pernešti. Nu, tarkim, kaip tu patempsite Bernų Zenhundą, kai jis sveria, nu, tarkim, jis svertų daugiau nei aš tikriausiai. Tai va, tai tas aspektas man irgi yra svarbus, ne? Taip, tada psichinės ir fizinės galimybės rūpintis, tai noras gali būti didelis, bet galimybės ne visada, ne? Finansinės galimybės ir stabilumas finansinis irgi tą reikia įsivertinti. Ir atsarginis variantas, kas jeigu. Tikrai mes čia ir su viena veisėja kalbėjom, kad mes kaip paranojikės šnekam žmonėm, tokios akis pas tos žmonės, sako, jūs čia prisigalvojat, bet iš tikrųjų mes žinom daug variantų. Visi žmonės, kurie dirba srity savo, jie mato labai daug vat, tų atvejų ir netinkamo, ne? Ir tada mes iš to sakom tos perspėjimus ir rekomendacijas. Tai kas jeigu ten atsitiktų kažkas, vat jeigu gimtų vaikas, ne, kas jeigu būtų dabar karas, ne, kas jeigu reikėtų evakuoti. Nu, vat daug tokių dalykų įsivertint ir įsivaizduot, ką jūs darytumėt. Jeigu jūs turit planą B, viskas gerai. Jūs galite laikyti tą auginti. Nu ir irgi atsižvelgti į rūšį, ar tikrai jūs pasiruošęs tam tai gyvūnų rūšiai. Tai ta gaida tai palaukit, klausimų čiatas čia tylus. Iš mano pusės gal nieko. Palaukit, o jei vaizduojat ekraną, mums jo nesimato. Ne. Čia Instagrame jo ir nesimatys. Jis yra Zoom. Taip, viskas. Jokių klausimų nėra ir Instagrame. Ir tada